Sveiki! Tikriausiai niekam nėra paslaptis, jog labai svarbu pasirinkti tinkamas odos priežiūros priemonės, atkreipiant dėmesį į jūsų odos tipą. Nes pasirinkus netinkamas priemonės paprasčiausiai galima pabloginti esamą odos būklę ir ne tik, kad jai nepadėti, bet dar ir pakenkti. O šiandien su jumis noriu aptarti būtent riebios problematiškos odos priežiūros priemonės, nes toks yra mano odos tipas, ir pakalbėti apie tai, kaip geriausiai pasirinkti produktus ir kaip juos naudoti. Tačiau prieš tai noriu jums parodyti kelis labai paprastus būdus, kaip namų sąlygomis išsiaiškinti, ar jūsų oda yra riebi. Turbūt pats paprasčiausias ir greičiausias būdas yra tiesiog pasižiūrėti į savo odą veidrodyje. Jeigu matote, kad poros yra didelės, išsiplėtusios ir dienos eigoje veidas ima blizgėti, tai jūsų oda yra riebi. Antrasis būdas, skirtas nustatyti, ar jūsų oda yra riebi, yra paprasčiausias servetėlės testas. Tai pasimame vienkartinę nosinaitę, atskiriame jos sluoksnius, štai taip, ir pasiliekame tik patį ploniausią sluoksnį. Tuomet jį priglaudžiame prie veido. Štai, ir kai atitraukite, galite iš karto ant šios servetėlės matyti, kur yra riebios zonos. Pavyzdžiui, pas mane matosi, kad riebiausia zona yra kakta, nosis, o skruostai ir smakras yra sausesni. Tai reiškia, kad mano oda yra mišri. Ir būtent pagal tokį testą jūs galite nustatyti, kuriuose vietose jūsų oda yra riebi. Galbūt net ir visas veidas yra riebus ir pagal tai rinktis veido priežiūros priemonę. Na, o trečiajam būdui mums prireiks kelioninio veidrodėlio. Aišku, prieš tai jį išvalykite ir išplaukite. Ir tiesiog pasiemame veidrodėlį ir glaudžiame jį prie kažkurios veido zonos. Tai aš pradėsiu nuo kaktos. Tiesiog priglaudžiame veidrodėlį ir jį atitraukiame ir iš karto ant jo matome, ar atsispaudė riebalų sluoksnis ar ne. Ir tą patį, aišku, nuvalius veidrodėlį vėl galite kartoti su kitomis veido zonomis. Tai pavyzdžiui, pridėjus prie skruostų pas mane niekas neatsispaudžia, nes jie yra sausoki. Taigi, dabar jau, kai nustatėme, koks yra jūsų odos tipas, galime pereiti prie riebios ir problematiškos odos priežiūros ir pakalbėti apie tai, kaip ją prižiūrėti kiekvieną dieną. Šiai apžvalgai pasirinkau Alkmene veido priežiūros priemonės, kurios yra pagal aprašymą skirtos jautriai ir problematiškai odai, tai yra odai linkusiai į spuogelius, kas dažnai ir nutinka būtent riebios odos savininkėms. Ir dabar pakalbėkime apie tai, kokia eilės tvarka šios produktus naudoti. Pirmasis žingsnelis kasdienėje veido odos priežiūroje yra prausimas. Ir prausti veido odą reikia 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Ryte mes tai darome tam, kad pašalintume per naktį ant veido susikaupusius nešvarumus, o vakare savaime suprantame po visos dienos taip pat nuplauname, kas susikaupė ant odos. Ir šiandien prausimui aš naudosiu Alkmene veido prausiklį su arbatmedžio aliejumi, kaip jau ir minėjau. Ir šią natūralią jūros kempinę, kuri padės taip pat nušveisti negyvas ant odos likusias daleles ir tolygiau paskirstyti prausiklį. Prieš naudojimą kempinę reikia sudrėkinti po tekančiu vandeniu ir išgręžti visą vandens perteklių. Ant sudrėkintos veido odos tepame prausiklį ir paskirstome jį sukamaisiais judesiais. Galime veidą pamasažuoti ir kempinėle. Baigę veidą nuplauname po tekančiu vandeniu. Labai svarbu panaudotą kempinėlę išplauti šiltu muiluotu vandeniu ir iki kito naudojimo ją visiškai išdžiovinti. Antrasis žingsnelis yra veido tonizavimas. Esu pastebėjusi, kad dažnai žmonės paprasčiausiai nežino, kam yra reikalingas tonikas ir todėl šį žingsnelį praleidžia. Tačiau tai tikrai nereikėtų to daryti, reikėtų nepamiršti toniko, nes jis subalansuoja odos rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, be to drėkina ir valo odą bei paruošia ją kremui. Taigi, toniką naudojame taip, pasiemame vatos diskelį, ant jo užpilame šiek tiek toniko ir juo valome veidą. Na štai, veidas paruoštas kremo naudojimui. Metas kremui. Jį kaip ir prausiklį bei toniką taip pat naudojame ryte ir vakare. Aš mėgstu kremą iš indelio kabinti ne pirštu, nes tai nėra itin higieniška, o tam renkuosi paprasčiausią vatos pagaliuką. Taigi kabinu šiek tiek kremo ir tepu kelis taškiukus ant visų veido zonų ir švelniais judesiais užtepu ant veido kremo.
Jei jūsų oda yra problematiška, verta investuoti ir į priemonę nuo spuogų. Alkmene linija taip pat tokią turi. Ir štai paprasčiausiai tiesiog pasiemame priemonę ir ant norimų veido vietų tiesiog ją patepame. Ši priemonė taip pat yra naudojama 2 kartus per dieną po kremo, tai ryte ir vakare. Apžvelgdama visą Alkmene veido priežiūros liniją, galiu pasakyti, kad man ji patiko ir galiu paminėti tik porą trūkumų. Visų pirma, tai yra arbatmedžio aliejui būdingas toks specifinis kvapas, bet prie jo aš išties greitai pratau ir dabar man jis netgi patinka. O antras trūkumas tai yra tai, kad šiame tonike yra alkoholio, kuris džiovina odą ir riebiai odai tai būtų itin nenaudinga, todėl kad kai oda yra džiovinama, tada ji vėl gamina dar daugiau riebalų, kad tai kompensuotų. Todėl siūlau pasižvalgyti arba į kitą toniką, arba pavyzdžiui pasirinkti micelinį vandenį, kuris taip pat gerai atlieka šią funkciją. Bet kiti 3 produktai, tai yra prausiklis, kremas ir priemonė nuo spuogų, man tikrai patiko ir siūlau juos atkreipti dėmesį, jeigu rinksitės priemonės būtent riebiai ir problematiškai odai. Taigi pakalbėjome apie kasdienę odos priežiūrą, o dabar galime aptarti priemonės, kurios naudojamos ne kasdien. Tai visų pirma yra nosies porų valymo juostelės. Aš nenaudoju jų labai dažnai, tačiau kartais, kai matosi, kad nosies poros išties yra užsikimšusios, malonu panaudoti tokią priemonę ir vėl atgaivinti odą ir išvalyti poras. Taigi, tai atrodo taip. Įpakavime iš viso yra 3 tokios juostelės ir atsidarome pakuotę ir juostelė atrodo štai taip, tokia juokinga nosies forma. Taigi, naudojant šią priemonę, iš pradžio reikia sudrėkinti nosies sritį vandeniu. Tuomet užklijuoti šią juostelę ir palikti ją 10-15 minučių, kad išdžiūtų. Tuomet juostelę nulupame, o likučius nuplauname šiltu vandeniu. Norint papildomai sudrėkinti ir pamaitinti veido odą, verta kartą ar 2 per savaitę palepinti ją veido kaukėmis. Ir rinkdamasi kaukės aš visada atkreipiu dėmesį į 2 ingredientus. Tai yra arbatmedžio aliejų, apie kurį jau kalbėjome, ir man jis patinka būtent dėl savo priešuždegiminių savybių, tai yra jis labai gerai pašalina visus spuogelius. O antrasis ingredientas tai yra dumbliai, arba kitaip jūros purvas, ir jis labai giliai valo odą ir pašalina inkštirus. Tai čia yra 2 kaukių variantai. Ir šiandien aš jums parodysiu būtent tokio tipo kaukę, kuri yra su arbatmedžio aliejumi ir mėtomis. Taigi dar nebandžiau šios kaukės, niekada neteko, todėl labai įdomu, koksgi jos rezultatas. Kaukės visada reikia dėti ant švarios odos, todėl prieš tai visada reikia ją nuplauti su prausikliu. Štai. O, kaip skaniai kvepia šitą kaukę, kaip kramtoma guma. Taigi, kaukė atrodo taip gan juokingai. Ir dedamės ją taip, kad, kaip matote, angos, kurios yra iškirptos, kad pro jas išlįstų nosis, lūpos ir akys. Taigi kaukę prispaudžiam prie veido. Ir dabar geras 10 minučių galime pasilsėti. Nusiėmus kaukę, švelniai įmasažuojame jos likučius į veidą, o tada veidą belieka nuprausti vandeniu ir nusausinti. Taigi tokia nesudėtinga yra riebios problematiškos odos priežiūra ir jeigu skirsime kasdien bent 10 ar 15 minučių, mūsų oda tikrai bus kur kas geresnės būklės, jausis tonizuota ir sudrėkinta. Tikiuosi šis vaizdo įrašas buvo jums naudingas ir iki kito karto.